Jolita, dėkui, kad sutikai su manim pasidalinti video įrašu apie mūsų darbą kartu, apie mūsų kelionę kartu. Tai visų pirma, kviečiu tave prisistatyti, Jolita, kas tu esi, ką veiki ir kurioje šalyje gyveni, kokiam mieste. Sveiki visi, mano vardas Jolita Šišmanova ir aš gyvenu Anglijoje, Hulo mieste. Aš esu grožio specialistė ir taipogi turiu grožio saloną House of Lashes and Brows, jis vadinasi. Praeitais metais mums suėjo 6 metai, einam 7 metus. Tai va, tiek Mhm. apie mane. Ok, tai dabar aš pristatysiu, ką mes kartu veikiame, nes tai nebuvo coachingo kelionė, tai buvo Mhm. apskaitos mokymas. Mes su Jolita susitikome, dabar bijau pasakyti, kada mažiau negu prieš metus, berods ar ne, Mhm. kreipeisi mane, kad nori išmokti tvarkytis savo įmonės apskaitą ir tuo metu jau vedėsi savo algas. Reiškia, Mhm. pas tave dirba žmonės ir pati skaičiuodavo jų algas, tačiau visą apskaitą tvarkydavo kažkokia kita įmonė. Taip. Tai dabar, Jolita, noriu tavęs paklausti. Ok, turi verslą 6 metai, žinai, verslininkai ir taip mes esam užsiėmę, kaip tik aš mokinu žmonės deleguoti darbus, patiems daryti, žinai, kuo mažiau. Ir dabar po 6 metų, kodėl tu nusprendai, kad tau reikia išmokti apskaitos? Todėl, kad visą tą laiką aš delegavau šitą sritį, būtent šitą dalį verslo, ir nieko absoliučiai neturėjau jokio žalio supratimo, kas vyksta už durų. Visos mano ataskaitos tiesiog ateidavo man į e-mailą iš buhalterės, aš matydavau rezultatus, bet matydavau juos jau per vėlai, kai jau, galima sakyti, buvo vėlu juos pamatyti, kai buvo vėlu kažką pataisyti, kažkur susigriebti, kažką kito padaryti. Tai va, ir visą laiką tokia buvo nežinia, stresas, metų gale, kai reikia priduoti ataskaitas, didžiausias stresas būdavo, nes buhalterė pastoviai pratydavo, kad reikia tą, visą laiką jinai atidėdavo viską paskutiniai minutiai. Man buvo didžiulis stresas ir aš nusprendžiau, kad gana, kad viskas, aš turiu suprasti, kas vyksta, kaip galėčiau viską taip pati padaryti, bent jau kažkokią tai dalį to padaryti ir tai man suteiktų ramybės, kad va, aš žinau, kaip tai yra daroma ir jeigu ateityje deleguočiau šitą dalyką, tai aš turiu suprasti, prieš deleguojant aš turiu pati suprasti, kaip tai vyksta. Tai va. Taip, ačiū, Jolita, labai gerai įvardinai ir pasakai tą frustraciją, kurią turi smulkus verslai ir kas manęs nepažįsta, tai aš 12 metų turėjau savo apskaitos įmonę Londone, rytų Londone, prižiūrėjau daugybę smulkių verslų, tvarkiau jų apskaitas, tie verslai augo, aš pradėjau, kaip aš sakiau, ir mano tie klientai pradėjo ir mes visi kartu augome ir aš mačiau tos verslininkus nuo paprasto, pavyzdžiui, statybininko, pakylant iki kelių milijonų įmonės apyvartos. Ir aš mačiau, kaip žmonės neturi išsilavinimo ar neturi kažkokio tai specialaus išsilavinimo, kaip vystyti veiklą, ypatingai finansinio raštingumo neturėjo. Ir aš mačiau, kur jie kliūdavo ir aš mačiau, su kokiais sunkumais jie susidurdavo. Todėl kad tą, ką tu įvardinai, čia toks raktinis žodis ramybės. Ir tos ramybės veikloje tikrai yra mažai, ar ne, nes tikrai yra daug atsakomybių, daug visokiausių reikalų, tikrai mes patirime daug streso, ar ne. Tai ramybė ateina, kai aš sakau, kai mes turime aišku kažkokį žinojimą ir mes turime suvokimą. Ir tai yra pagrindas, ir finansai ypatingai yra pagrindas, nes kaip tu gali auginti veiklą, jeigu tu nesupranti šitos esminės, bazinės, bet kokios veiklos, šito pagrindo. Tai Taip. labai gerai, kad paminėjai tą žodį
ramybę ir taip galbūt kažkas kas klausosi galėtų sakyti, kad okei, tai gal kažkokie buhalteriai buvo netinkami ar dar kažkas, bet čia yra ne apie tai, čia yra apie tai, kad aš pats suprantu, kas vyksta, tik tada aš galiu deleguoti arba tikrinti. Okei, tai mes su tavim, kai pradėjome, man atrodo, mes susitarėm šešiems susitikimam, kad ant tavo apskaitos programos, tu turi savo apskaitos programą, aš tave mokinsiu elementarių, tokių bazinių, paprastų dalykų, kaip susivesti tą vadinamą bookkeepingą arba tą pirminę apskaitą. Ir kad reziume tu galėtum paruošti savo pati PVM ataskaitas ir matytum savo pelną nuostolį, matytum savo įmonės balansą, kad suprastum skaičius. Tai va toks mūsų buvo susitarimas ir mūsų sesijos buvo išdėstytos po, man atrodo, pirmą porą kartų susitikom truputį dažniau, o po to mes jau jas atidėjom, kad turėtum laiko užtektinai ir pati tenais tvarkytis ir užduoti man klausimus. Tai dabar noriu paklausti, ar sunku buvo vat, visas šitas procesas išmokti taip vadinamą tą apskaitą? Žinoma, pirmi žingsniai visą laiką būna sunkus, nes tai yra kažkas tai naujo, o po to įsivažiuoji ir tai jau tampa kasdienybė. Ir kaip ir kiekvienas skills, kiekvieną kažkokį tai dalyką, kurį turi išmokti, tai užims laiko, bet nepasakyčiau, kad buvo labai jau sunku, kad kažko tai nesuprasčiau, nes visą laiką tu buvai šalia ir aš galėjau tau parašyti, paklausti, taip pat jo. Gerai, dar tuomet noriu tavęs paklausti, bet tas, kas klauso, žinai, irgi dažnai aš miniu, kad žmonės sako, nemėgstu skaičių, negaliu žiūrėti skaičius, tai yra visiškai ne man. Tai dabar noriu paklausti tavo tą, vadinkime, santykį su skaičiais. Ar tu gal kažkokį išsilavinimą turi, gal kažkur kažką, žinai, mokinaisi, gal tau labai patinka skaičiai, nes aš noriu tiesiog, net nežinau iš tikrųjų, koks tavo atsakymas, bet noriu pažiūrėti, kaip tau su skaičiais sekėsi iki pažinties su manim. Šiaip aš esu labiau kūrybinis žmogus, dirbu kūrybinį darbą, su skaičiais nelabai draugavau. Visą laiką skaičiai man keldavo stresą ir jie visą laiką būdavo, tas skaičių darbas buvo atidėtas paskutinis. Visą laiką tempdavau iki paskutinės minutės, nes tai buvo pats nemaloniausias darbas, kurį man tekdavo daryti. Tai visą laiką būdavo. Tai gera girdėti, nes tada turbūt ir tas, kas žiūri, žinai, atsipučia, okei, čia nėra kažkokia, žinai, moteris, kuri mėgsta skaičius ir ten galbūt pasibaigus dar į kažkokį mokslą. Okei, Jolita, tai dabar tada iš karto pasakyk, mes jau baigiam ar ne šitus mokymus, taip vadinkime, ir tu jau pridavėjai savo pirmąją, man atrodo, VAT ataskaitą, PVM ataskaitą savo ketvirtinę, ar ne? Ar vieną, ar dvi mes pridavėm? Dvi pridavėm. Dvi jau pridavėm, okei, dvi jau pridavėm ataskaitas ir dabar pasakyk tą jausmą, kaip tu jautiesi šiandien dienai? Ne tas žodis. Man visą laiką būdavo toks stresas prieš kiekvieną su mokesčių inspekcija, kai reikėdavo turėti reikalų, kai žinau, kad ateina laikas ataskaito, man toks stresas būdavo, košmaras kažkoks tai. O dabar taip lengvai savo atsisėdai, pasidarai, žinai, kad visą tą mėnesį ir tuos mėnesius dirbai ties tuo, kad viskas yra sutvarkyta ir taip išsiuntei viską ir taip, o taip galima buvo? Toks klausimas. Supratau. Jo, gera girdėti, džiugu, dėl ko aš ir teikiu šitą paslaugą, nors pati jau apskaitos verslo nebeturiu, bet žinau tiesiog, kaip šitas dalykas iš tiesų jis išlaisvina ir tavo šypsena, tavo veidas, žinai, kaip pusakai, ačiū Dievui ir kaip buvo galima be to, ar ne? Okei, tai dabar, tai negana to, kad jau tu priduodi pati ataskaitas, aišku, sutaupai ir kas liečia apskaitos tvarkymą, jau sutaupai kiekvieną kartą, ar ne, nes nereikia mokėti kažkam kitam. Dabar įdomiausias mano klausimas ir svarbiausias turbūt yra šitas, ką dar tau davė ir duoda turėjimas programos, kur pati susivedi skaičius ir matymas skaičių ir jų matymas kas mėnesį, ką tau duoda, Jolita? Tai
parodo man, kaip sekasi salonai, kur mes stringam, kur mums reikia pasitempti ir parodo visas išlaidas. Netgi galiu matyti būtent kokiai procedūrai daugiau išleidžiam, kokiai procedūrai mažiau išleidžiam. Iki tokių smulkmenų leidžia pamatyti ir leidžia laiku planuoti taipogi tas išlaidas visas. Tai va, programa daug leidžia viską pasižiūrėti, net planuoti į priekį savo išlaidas ir įplaukas irgi. Tai jo, gan. Jo, čia yra toksai iš mano šitos intencijos mokinti apskaitos verslininkus. Tai nėra tam, kad jie patys ataskaitas pridavinėtų ir jie dirbtų dar papildomą darbą. Intencija mano visuomet buvo tokia, kad įgalinti žmogų, matyti savo skaičius, kad jisai suprastų, kaip ataskaitos veikia, kaip skaičiai nueina ir, kaip sakai, matyti ir tą real time information, ne, viską, kas vyksta, nes jeigu buhalteris kažkokias ataskaitas daro ir jeigu dar ne taip tvarkingai, taip kaip tu nori, ten viską dėlioja pagal tave, tu pamatai ten ataskaitas po 1,5 metų, po metų, po 9 gerų mėnesių pasibaigus tavo, tai ką tu jau ten gali pakeisti, kaip ir nieko, ar ne? O čia matant skaičius, tu susivedi ataskaitas prieš priduodant PVM, tu turi peržiūrėti savo pelno nuostolių, tu aiškiai matai skirtumą tarp gruodžio, lapkričio ir spalio, tu matai, kur išeina pinigai, tu matai, iš kokių paslaugų ateina pinigai, tu pradedi visai kitaip mąstyti, ar ne, pradedi visai kitaip žiūrėti į veiklą. Tai va šitas dalykas yra pats toksai tvirčiausias ir rimčiausias, dėl ko šitą paslaugą aš darau ir teikiu, todėl kad aš manau, jinai išlaisvina ir man pamatyti tokią šypseną kliento veide, kaip toksai ateina visiškas atsipalaidavimas, ačiū Dievui, aš susitvarkau, aš matau, tai iš tiesų yra labai toksai apdovanojantis, ar ne? Tai, Jolita, ką galėtum tuomet trumpai pasakyti kitoms moterims, kurios turi savo veiklas, ir vyrams tikriausiai, nes dar atsimenu, kaip aš pati, kai buvau, vadinkim, buhalterė, tvarkiau apskaitą, man labai norėjosi žmonėm paaiškinti, man savo direktoriam, tam savo klientam, kaip viskas veikia, kaip ta pelno nuostolio, kaip reikia suprasti. Bet tie žmonės neturėdavo laiko. Jie neturėdavo laiko ir jie nesigilindavo, jie nesuprasdavo. Ir paskui kiekvienais metais gale visą laiką jiems būdavo kažkoks nemalonus jausmas, kai ten jau yra paskaičiuojami mokesčiai arba kas ketvirtį. Ir aš visą laiką turėjau šitą didelį norą padėti verslininkui, kaip sakoma, tame dar kol jis yra eigoje, bet dauguma žmonių tiesiog tai ignoruoja. Jie ignoruoja, nes jie neturi laiko. Ką tu galėtum pasakyti verslininkams šitų klausimų? Tai ką galiu pasakyti, kad aišku, suprantu, kodėl jie ignoruoja. Tai ne todėl, kad jie neturi laiko, bet todėl, kad jie nesupranta svarbos ir nesupranta skaičių. To, kad tu nežinai, tu bandai išvengti ir bandai nuo to pabėgti ir tu visą laiką sakysi, aš neturiu tam laiko. Bet kai aš sakau, čia yra vaiko pozicija, kai tu nenoriu, todėl kad čia yra ne mano ir nedarysiu. O mes visi esam suaugę ir būtent kai mes turim verslus, tai aš manau, kad kiekvienas direktorius, savininkas verslo, jo pagrindas turi būti būtent skaičiai, kad tu turi suprasti skaičius, kai tu supranti skaičius, tu tada į viską kitaip pradėsi žiūrėti, pradėsi kontroliuoti labiau savo verslą. Nes jeigu tu nesupranti skaičių, tai aš galiu pasakyti iš savo pusės, kad tai atrodo visas tas verslas atrodo kaip hobis, o ne verslas. Tai tikrai sakau, kad laiko tikrai yra. Čia tik tai, sakau, man anksčiau buvo pati save tiesiog atkalbėdavau ir sakydavau savo, kad aš neturiu laiko tam. Bet iš tiesų aš turėjau laiko, tiesiog aš nenorėjau prisijimti tos atsakomybės, tos verslininkės atsakomybės. Iš tiesų, bandžiau nuo to bėgti. Jo.
Mhm. Ačiū, Jolita, tikrai labai čia daug tokių raktinių dalykų paminėjai, vat, kas liečia veiklą ir kaip žmogus, jeigu nesupranta, kaip aš sakau, kol mes esam komforto zonoje ir ypatingai dar jeigu veikla uždirba, generuoja finansus ar ne, Taip, taip. kaip ir viskas juda, tai ir nekreipiu į tą sritį dėmesio, nes reikia išeiti iš savo komforto zonos, reikia išeiti į tą kitą teritoriją, kur yra visiškai nepažįstama ir ten skauda, ten nepatogu, ten nemalonu, Taip. bet visi jau mes žinome, kad kaip tik išeiname į tą diskomfortą, ten truputėlį pavargstam, sakysim taip, kažkiek Mhm. reikia įdėti pastangų, bet po to iš tikrųjų yra žydėjimas, taip. Tai taip, tai labai tikrai aš dėkoju, kad tu pasidalinai tą, ką pasakei, nes aš manau, kad visi mes einam per tą patį, jeigu pradedam verslus, nebaigę kažkokio specialaus Mhm. universitetinio išsilavinimo, kaip tai daryti, kur nebuvo kažkokio pagrindų, apskaitos pagrindų, tai reiškia, kaip skaityti ataskaitas. Tai taip, veiklą vykdyti, tiksliau ją plėsti, auginti yra tikrai sunku. Ir aš dažnai, vat, kaip asmeninės mentorystės, coachingo kelionėse, tai kaip tik mokinu ir skatinu paleisti kontrolę ir labiau atsipalaiduoti į veiklą, atsipalaiduoti į tą kūrybą, ar ne, bet tik ne tai, kas liečia finansus. Skaičiai mėgsta, kad juos prižiūrėtų. Skaičiai Taip, mėgsta, kad jie būtų suskaičiuoti, apžiūrėti. Jie tai mėgsta ir tai yra vienas iš tokių svarbių momentų ir jie turi būti sukontroliuoti. Tasme, norint žinoti apie savo veiklą, tu turi būti kontrolėje skaičių. Tai čia yra faktas. Tai čia vat, vienintelė vieta, kur aš sakau, jo kontrolė yra būtina. Tai toksai palinkėjimas visiems, kurie žiūri, jeigu, nes ir dar pagalvoju, kad tokios paslaugos aš pati, tai jos kaip ir nežinau, aš čia sugalvojau tą paslaugą iš viso, tiesiog, kad aš vat, esu coacherė ir buvau apskaitininkė, bet tokios kaip paslaugos aš jos ir niekada negirdėjau. Ir jinai tokia, mano supratimu, yra unikali, tai vat, galbūt dar irgi, kad, žinai, jeigu žmonės žinotų arba tokių paslaugų daugėtų, kad yra kažkas, kad individualiai tave apmokina, taip tau kainuoja, gal ten galėtum pats sėdėti prie kažkokios programos ir mokintis valandų valandas, arba tu gali pasisamdyti žmogų, kuris tave praves per tą kelią daug greičiau ir daug taip. paprasčiau. Tai va, Taip, ir tai čia yra tobulas dalykas. Aš jau sakau, aš tokia esu dėkinga iš tiesų, kad tu atsiradai mano laukia, nes iš tiesų tai, ką tu darai, čia yra tiesiog neįkainomas dalykas būtent verslininkams, nes kiekvienas privalo žinoti, kas vyksta jų versle ir jie turi tai matyti kiekvieną dieną, ne po mėnesio, ne po metų ar pusantrų, bet jie turi matyti kiekvieną dieną, kad galėtų tai sukontroliuoti. taip, tai ačiū tau, Jolita, labai ačiū, kad atėjai ir pasidalinai, kad viešai pakalbėjai apie tai. Aš tikiuosi, kad tai daugam surezonuos, gal žmonės išgirs žinutę, kurią galbūt turėjo išgirsti ir kažkokių tai imsis veiksmų. Na, o iš savo pusės, jeigu žiūri šitą video ir gyveni Jungtinėje karalystėje, nes būtent mokau apskaitos pagrindų tik tai Jungtinės karalystės verslininkus, todėl kad pati čia pradirbusi ir čia turiu tą žinių pagrindą ir išmanau programas, tai vat, jeigu gyveni čia ir norėtum išmokti tvarkyti savo apskaitą tam, kad įgalintum save, lauksiu asmeninės žinutės. Ačiū, Jolita, ir iki kitų kartų. Ačiū. Iki. Iki.